Kviečiu kalbėti Jaunosios Lietuvos pirmininką Stanislavą Puškevičių. Ačiū. Mėly tautiečiai, Vilniaus miesto meras, lietuvių tautos išdavikas Remigijus Šimašius paniekino Lietuvos laisvės kovotojų Kazio Škirpos ir Jono Noreikos generolo Vėtros atminimą. Remigijus Šimašius įžeidė lietuvių tautos garbę ir orumą. Remigijus Šimašius sukurstė lietuvių su lietuviais, lietuvių su žydais, suskaldė visą Lietuvos visuomenę. Kas galėtų paneigti, kad Remigijus Šimašius nėra Maskvos agentas? Niekas. Aš įsivaizduoju, kokį laišką jam parašė Rusijos prezidentas Putinas. Cituoju: dėkoju tau, pilietį Remigijau Šimašiau, už tai, kad vykdai mano užduotį diskredituoti Lietuvos laisvės kovotojus ir taip paruošti dirvą Lietuvos grįžimui į motinos Rusijos glėbį. Iki malonaus susitikimo ir ekskursijos subombarduotame Vilniuje. Mano patirtis Čečėnijoje, Gruzijoje ir Ukrainoje neleidžia tuo abejoti. Lik sveikas Remigijau Šimašiau, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Tačiau Šimašius apsiriko. Jisai savo iššovė į koją. Šiandien, kas nežinojo, kas yra tokie Kazys Škirpa ir Jonas Noreika generolas Vėtra, žino geriau, bent jau neblogiau, už mokyklos istorijos mokytoją. Šiandien Šimašius savo veiksmais sukėlė masinę patriotizmo bangą. Šimašiau, tu pralaimėjai. Lenta bus atstatyta ir aš tikiu, kad Škirpos alėjos pavadinimas bus grąžintas. Reikalaujame, kad Škirpos alėjos pavadinimas būtų grąžintas, kad būtų grąžinta Noreikos generolo Vėtros lenta, Lukiškių aikštėje pastatytas Vytis ir Remigijus Šimašius teisiniais būdais nušalintas nuo Vilniaus miesto mero pareigų. Pritarėme? Ačiū!